Taigi, na ką, skaičiu visi, šiandien susimatom iš valties ir dabar gaunas taip, kad filmuoju video pradžią iš naujo. Na, žodžiu, kažkas buvo su mano SD kortelė, bet šiandieną esu ant ežero su castingu ir pabandysiu pagauti lydekų, nes jau senokai nežvejau, iš viso lydekų žvejybų šiemet buvau tik tai 2. Ir šitas video yra filmuotas gegužės 18 dieną. Tai buvo palyginus gan šaltoka, dabar orai yra čilę, bet visiems gero žiūrėjimo. Nu ką, kokių 15-10 minučių tiesiog non-stop irklavau, o dabar laikas bandyti pagauti. Čia truputį mažesnis vėjas, tai netaip nešios man ir to jau prieisiu tokį posūkį, kur visiškai vėjo nebus, tai turėtų būti pats tas. Paskui vakarą, manau, vis tiek vėjas nurims ir tada pro ten, kur galėjau pražvėjoti, pro ten ir grįšiu. Nu jo, bet šiemet labai jau vanduo nukritęs, viskas išlindė. Čia kokių metrų aukščiau turėtų būti realiai. Pavyzdžiui, ežeras, kur karosus gaudžiau pernai metais, šiemet yra išdžiūvęs. Tai va tokia prasta situacija su vandeniu šiais metais. Lietaus visiškai nebuvo, dabar duoda biškį, bet reikėjo po žiemos sniego ir taip toliau. Nu, čia jau vėjas mažesnis. Jau net toks kaip ten. Nu, čia jau visiškai užuovė, realiai vietoj stoviu, dabar jau masalą traukiant valtis traukės, tai pats aš čia realiai jau. Labai petį kairį nuskaudo ir klot, tai net skauda traukti. Nieko, nugaros varkiautas. Čia lelijų žiūriu daug, jau pradeda lyst iš dugno, nes jau vasarą realiai už kelių savaičių, net ne kelių, o 2 nepilnai. O, toli. Kaip su castingu labai gerai. Dar jeigu pastvertų kažkas, būtų iš viso pasako. Va, ką noriu pabandyti, tai yra su diperiu, kada nuplaukti kažkur ir pabandyti vidury ežero pagaudyti didesnių lydekų. Aišku, čia įmanoma tikrai didelę, žinau, pagauti, bet kažkaip vis tiek, dažniausiai didelės yra pagaunamas didesniam giliui. Tai masalų nemažų pakankamai turiu. Dar va, užsisakiau jerkbaitų didelių lydekom, tai irgi pabandymai bus įdomu. Gerai, plaukiu biškelį toliau. Čia jau labai užsistovėjau. O, čia labai gera vieta. Mailių šakinėja, va. Užmečiau, išsibaidė. Gali reikšti lydeką, kokie sėdi. Nu, kol kas visiškai nieko. O, kaip užmečiau. Gerai, šitas turėtų metimas geras būt. Tikiu, kad gali paimti. Galvau žolė. Čia mažą lydekiuką pagavau. Gerai, gal tau tokio greipšto nereiks, bet... Nu, gerai, pagavau, bet tai... Blemba, kibimo nenufilmau gaunas. Labai čia nejasnai tu užkibai. Bala. O. Manos, net nebuvo už kabliuko užsikabinus, nes karabinas tik užsikabinęs buvo. Nu, va tokia va. Mažytė. Iš žolių. Nu, bet lydeka. Kągi pasakysi, nežinau, galvoju žolį kabinau. Neįspardęs ping, pajaučiau. Ir žuvis stovi vietoj. Pagalvojau žolė. Gerai, vis dėlto kažkas čia buvo. Tarp šitų žolių. Jau su castingu pramokau mėtyti ulelę. Pataikau belenkokį tarpą. Nu, su castingu gali taikliau mėtyti tikrai, negu su paprastas pinigų, tik tai išmokti nėra lengva. Bet kai išmoksti, tai smagu. Man vienas minusas šitą rytą tik tai, kad nedaro garso. To bzzz. Ką aš labai mėgstu išgirsti. O, koks metimas. Ir dabar galėtų kaltų lydeką. Tai va, taipogi galite pasibandyti kokybę. 4K turėtų būti. Man rodos normaliai tai eina 1008. Tai reikia nusistatyti iki 4000 raiškos. O, kažką jaučiau. O, lyg ir vėl stukt. Gerai. Priplaukiau apžėlusią vietą, aš manau, čia lydeka turi būti ir tikrai ne viena. O, dabar gerą metimą padariau. Valtis nesisuktų, būtų buvę labai gerai. Nu jo, keista truputėlį, kad nieko. Eik, tu turėjau lydį. Nuėjo. Eik, tu. Palaikiau kelias sekundės ir jis atsipurtė. Blemba, gražus lydis buvo. Užkybo, kai suko valtį su meškerė. Nu, blemba. Ajajaj. Palei paviršius tvėrė. Gerai, keičiu masalą. Šiaip uždėjau tokį džerką, bet
Jisai labai gerai, bet jisai skęsta giliau ir gaunas pro žolę sunku peiti. Pabandom šitą gal, nežinau. Šito gal sunku pakirs bus lydį. Galim su tokiu. Gal dar šitą pačią pagaučiau. Aišku, per žabtus gavo. Bet viskas įmanoma. Su gumnuku geriau bus, jisai vieną kablį turi. Tai jeigu žolė kažkas netaip kabinsis. O wobleris, kai 3 šakis, tai 6 kabliukų gaunas iš viso. Tai labai sunku neužkabinti. Nu ką, čia labai daug lelijų, matau vandenį visur. Tai čia turėtų, manau, lydekų būt pagal viską. Kokia krūva. Parviniojau žolės. Nežinau, gal vis dėlto šitą spinner tailą reikia dėti. Jisai turėtų nesikabinti pagal viską. Arba kokią varlę dėti realiai. Jo, davai, varysiu varlę, būtų įdomu. Pamatyt kibimą kokį. Nu, davai. Nesu nieko tam varlės pagavęs, bet jinai nesikabina, tai ją gali literaliai kur nori užmest. Per lelijas belenkur. Ar į manęs neneštų, būtų iš viso pasaka. Bandom ten. O, čiupo lydeką. Eik tu. Turėjau ataką ant varlės. Eik tu sau. Įmanoma pagauti ant šito masalo. Eik tu geras. Čia tai buvo. Wow. Eik tu geras. Stvėrė lydeka. Varlė. Gerai, da tokio dalyko nematęs. Tai galėtų jinai paimti. Nes jinai per burną negavo. Tai manau yra šansų dar jį įkirs. Ir aš labai arti plaukiu. Reikia truputėlį atsitraukti. Dabar jau per arti aš, bet ką padarysi. Bent jau tikiu, kad gali pagauti. Bet tai čia realiai gilis kokių 30 cm. Čia lydeka stovėjo. Gerai, metam ten toliau. Tiesiog ir klavau, va čia va iššoko žuvis. Žolėse. Kažin kas čia per žuvis buvo. Va čia tokia vieta, čia būtų labai smagu su varlę gaudyt, bet kitą kartą su normalią valtim būsiu. Galėsiu atsistoti ir normaliai popaperiauti. Dabar tai nešioja mane, nelabai čia išeina. Gumą dabar pramėtau, bet labai čia žolės kabinos. Čia geriausia būtų su paviršutiniais masalais. Ypač varlė, nes popierius vis tiek kabliukai nuo pačios kabintus. Nu, bet bent jau ataką pamačiau varlės dabar. Turiu vilties, kad įmanoma jos pagauti. Nes turiu jau gal kokius, nežinau, 4 metus tą guminuką ir dar ne kartą kibimo nebuvau turėjęs ant jo. O dabar va įsitikinau tikrai. Na, žiūrėk, čia seklu. Visiškai gilio nėra. Ten va įdomu pabandyti. Už šitų va nendrynų gal ten lydeka sėdi. Nu, to prisiparkuosiu. Nu, kol kas panašu, kad ne. Užmečiau, net nematau kur. Oho, kaip įkabinau. Į žolę. Nu jo. Nu ką. Grįžau jau prie tos vietos, kur pagavau pirmą lydeką. Tai sutikau 3 valtis. Nei viena nepagavo, nei vienos žuvies. Tai dar realiai tada man čia neblogai. Vieną ištraukiau ir 2 nuėjo. Nu, viena tikrai užkyvus buvo, kita čiupt bandė. Tai realiai dar man normaliai visai gavos tada. Matyt, tokia diena šiandien nelabai lydekinė. Galvojau tarp upėtakių ir lydekų. Pasirinkau lydekas, bet gal geriau reikėjo upėtakių varyti. Nu nieko, kada kitą dieną upėtakių pabandysiu vėl. Naujam upelį įdomu pasibandyti. Kažką didesnio pagauti šį kartą. Nu, bus matyti. Tai va, toj 9. Biškį jau vėlų daros, tai reiks varyti. Jau atgal varau. Dar padarysiu kelis metimus, o tai va vis sustosiu, pamėtysiu, gal dar užkips kažkas. Nu ką, kažkaip labai prastai šiandien. Gal kad oras toksai saulėtas. Nu ir pakankamai permainos dabar orų nemažas, tai gal dėl to neįsivaizduoju, bet vieną lekaitę pagavau pačiai pradžiai. Ir daugiau nieko. Keista. Nu, aišku, mačiau varlės kai kalė, viena užkibus buvo, nuėjo, bet norėjos pasigauti daugiau. Bent jau ištrauktą vieną, kur nuėjo. Dar vis mėtau, čia kažkas nendrėsi susivaikė, bet
nieks paimti nepaima. Tai šiandienai, manau, bus tiek. Tokia nelabai žvyba gavosi, bet su žuvim. Tai ką galiu pasakyti. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir susimatysim kitam epizode. Nei žvyno ir iki.